Kam reikia tik stengtis mėginti padaryti kažkom, kas visiškai nesi tu, kas visiškai neatspintavis. Dabar įsivaizduok, turi to miršti. Tu žinai, kad turi to miršti, ko tu darysi. Ar tu toliau eisi prieš tą srovę, ar tu leisi savo tekėti tą srovę. Nustok priešintis tam, kas tu ir esi. Tu esi viskas, ko tau reikia. Tu esi meilė, tu esi šviesa, tu esi pozityvi energija. Šitą fizinę realybę, kur tu čia esi atėjusi, tu pasirinkai save sukondensuoti į tokią tankę materiją, į tankų pasaulį, atėjai čia. Ir tu esi vis dar sieloj, tu niekad nepalieki sielos. Žinau, kad viskas, ko tau reikia ir visada čia ir dabar. Absoliučiai. Ką tau reikia paimti, padaryti, kad tu tai gautum, kad tu tai pritrauktum, kad tu tai suprastum. Leisti tam įvykti. Leisti tam pasirodyti, leisti tam veikti. Norim išmanifestuoti tobulą gyvenimą, bet nesuprantam, kaip tai padaryti, kaip mums reikia išmanifestuoti, kaip mums reikia pritraukti tai. Tie žmonės, kad ir skaitė The Secret, žino, kad reikia man sulyginti šitais tą dažnį, ko aš noriu, su savo dažniu, kad aš pritraukčiau tą dalyką. Okay, o tai kaip man tą padaryti? Kaip man reikia? Mėginu tą dažnį sulyginti. Ne, tau nereikia nieko daryti. Tau reikia leisti tam vykti, nes tai jau yra integruota į tave. Tai jau yra viskas, ko tu nori ir ko tau reikia. Nes ko tau reikia, tu nori, jau ateina pas tave, daro viską, ką įmanoma, kad tik pas tave ateitų. Bet tu kiši koją tiems dalykams su savo įsitikinimais. O kam esmė? Tie įsitikinimai taip pat trukdo tau paleisti tuos dalykus, kas daro viską, kad tik pabėgtų nuo tavęs, nes visiškai nėra susilyginęs su tavo aukščiausia versija. Leisk tam vykti. Tau nereikia išmokti, kaip tai padaryti. Tau reikia leisti tam veikti, nes jau tai yra integruota į tave nuo to momento, kai tu pasirodei į šį fizinį 3D pasaulį.